Europos Sąjungos parlamentas abortus skelbia pagrindinę teisę. Ar mes suprantame, ką jie daro? 2021 m. gegužės 31 dieną Klatvėje pranešė apie 2021 m. kovo 4 dienos Vokietijos Bundestage pateiktą pasiūlymą užtikrinti teisę į fizinį ir seksualinį apsisprendimą. Kiekvienas, kuris iki tol negalėjo įsivaizduoti, ką reiškia šis pasiūlymas arba kuriems jis skambėjo įtikinamai, pranešimo dėka suprato tikruosius jo motyvus ir kilmę. Paskelbti abortą žmogaus teisę netgi iki pat gimimo. Beprecedentinis šio reikalavimo nerealumas, tai yra pateisinti teisę į gyvybę, neigiant gyvybę, laidoje buvo išsklaidytas žiaurių faktų. Nerimastingas klausimas, ar Bundestagas sutiktų su tokiu prašymu, pakibo tiesiog ore. Dabar Europos Sąjungos parlamentas Briuselėje patvirtino oficialią Europos Sąjungos direktyvą dėl abortų, kaip žmogaus teisės, patvirtindamas vadinamąją 2021 m. birželio 24 dienos Matiso ataskaitą. Šioje ataskaitoje europarlamentaras iš Kroatijos Predragas Fredas Maticas negimusių vaikų žudymą įvardyja kaip įprasta rūpinamasi moters sveikata, laikydamas abortą pagrindinė žmogaus teisė. Joje apgailestaujama, kad kairiose šalise gydytojams ir klinikoms leidžiama naudoti sąžinės kodeksu, kuris suteikia jiems teisę atsisakyti atlikti abortą dėl religinių ar kitų priežasčių. Profesorius daktaras Paulas Kulinas, asociacijos Gydytojai už gyvybę pirmininkas, tai vertina kaip pavojaus signalą Europos gydytojams. Organizacijos Teisė į gyvybę visiems, Alfa nacionalinė pirmininkė Kornelija Kaminski, šį ES sprendimą pavadino gėda Europai. Kovos su diskriminacija, už kurią laiko save atsakinga Europos Sąjunga, mechanizmo pagalba nustatomos sekančios teisės. Teisė laisvai apibrėžti savo seksualumą, lytinę tapatybę. Laisvas seksualinių partnerių pasirinkimas. Teisė laisvai nuspręsti, ar asmuo nori turėti vaiką, kada ir kokiu būdu. Visas reprodukcinės medicinos galimybių spektras, apvaistinimas mėgintuvėlyje, kiaušinių ir spermos donorystė bei surogatinė galimybė. Teisės į saugias ir teisėtas abortų paslaugas užtikrinimas. Veltui ieškosime vaiko teisės į gyvybę. Priešingai reikalaujama, kad ES valstybėse būtų pašalintos visos abortų kliūtis. Organizacijos ginančios teisę į gyvybę turėtų nutraukti savo darbą. Gydytojai, kurie atsisako atlikti abortą dėl sąžinės, turėtų būti nušalinti nuo pareigų arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Teisininkas Jan Paul van der Walle, dirbantis Briuselėje įsikūrusioje žmogaus teisių organizacijoje ADF International, pažymi, kad Briuselio sprendimas negali būti prilygintas teisiniam reguliavimui. Sprendimas valstybėms narėms, Europos piliečiams ar Europos institucijoms nėra privalomas. Todėl apsispręsti tenka pačioms ES valstybėms ir jų piliečiams. Tačiau dar reikia išsiaiškinti, kaip šalis reaguos į ES reikalavimus, saugodamas savo negimusius ainius. Galime tik tikėtis, kad kiekvienas, kuris laiko save žmogumi ir sutiko ar nori sutikti su tuo, kad abortas yra žmogaus teisė, žiaurioje šio sprendimo realybė bus teisimas savo sąžinės. Svenas von Štorkas taip apibendrina. 2021 m. birželio 24 dieną tapo viena tamsiausių dienų visoje ES istorijoje. Ta dieną susirinkęs parlamentas paskelbė žmogaus teisę žudyti vaikus, iščiose ir atimti iš jų teisę į gyvenimą. Šis sprendimas nebeturi nieko bendro su politika. Tai yra atkritis į giliausią barbarizmą, kuriame žmogaus gyvybė netenka vertės.